Čia atėjęs laiškas. Latuori Čestaja Stat. We inform you that it was not possible to accept the accreditation request for Emporio Armani Žalgiris Kaunas match. O šį kartą kitoks video. Kelionės video. Visada man patinka grįžti Vilnių, vienas mano mylimiausių miestų. Aš čia gyvenau nemažai. Man mielas šitas miestas. Tiesa, šį kartą tik tai į oro uostą. Skambinu tėčiui. Skanuokite. Tikrai ne pirmas, bet ir ne paskutinis. Thank you very much. Arrivederci. Thank you very much. Milanas. Nuvariau jau tiek toli, tikslas nebetoli. Grinų turiu dabar kažkaip nusigauti iki arenos. Bent jau radau jau areną. Dabar reikia surasti viešbutį, nusimest daiktus. Labai trumpai padirbt. Parašyti kelis krepšinio stat stories. Nusipraust ir varyti krepšį. Šita arena, kuri yra už manęs, pastatyta 1990 metais, nepastatyta, atidaryta 1990 rudenį. Daugiausiai čia vyksta krepšinio varžybos, taip pat ledo ritulio, teniso ir joje talpina 12 700 sirgalių. Šiek tiek mažesnė nei Žalgirio arena. Einam pažiūrėti. Bake that pop. Pull up, hop out, then I bake that pop. Sveikinu Žalgirio fanus su pergalyte. Praleido 70 taškų šį sezoną, tiek mažai dar nebuvo praleidę. Puikiai gynyba, puikios Ulanovo rungtynės, geriausios šios sezono rungtynės berods. Puikiai antroj pusėje sužaidė Evansas, Smithas, geros rungtynės su pergalyte. Rytas po varžybų, smagu, Žalgiriukas vakar laimėjo. Atsikėliau, jau pasidarbavau, sukėliau dar daugiau statistikos. Jo, aš kiekvieną dieną keliu statistiką savo projektui. Jau padirbau, reikia pasikrauti elektroniką. Šiandien vakare turiu skrydį, bet iki vakaro turėsiu laisvo laiko, pasibastysiu po Milaną, turiu nusimatęs 3 locationus. Žmonės kalba, kad Milanas pats gražiausias Italijos miestas. Palieku apartamentus, it's been real. O štai ir vėl Mediolanum Forum arena. Vakarinai mums buvo sėkminga, aš ją palieku, nežinau ar besugrįšiu. Auguri până care tu, contul moneta, gratis. Auguri până care. Čia centrinė Milano stotis, pažiūrėkit, kokia graži. Skaičiau tokią knygą, Raudonu dangum, apie karą, apie antrą pasaulinį karą ir konkrečiai apie Milane gyvenusio berniuko likimą. Ir toj knygoje rašė, kad šitoje aikštėje jau nušauta Mussolini, jis bandė pabėgti iš Italijos, jį partizanai prigavo, nušovė, atvežė čia, Loreto aikštėje. Čia dabar tiesiog žiedas didelis, o vidury šiek tiek krūmų. Čia jį pakabino aukštinkom ir jį išniokojo visi italai, nes daug italų pylė ant jo tulžį dėl to, kad jis įdavė jos Hitleriui. Ar čia tikrai Loreto aikštė? Antras objektas bus žymiai įdomesnis, pažadu.
Pavadinimas parduotuvės Nespresso. Ėjau iki Duomo katedros, išsinorėjau tūliką, sakau, užsuksiu į kavinę, nusipirksiu kavos ir maistų. Pavaišino nemokamai kava. Ačiū. Tai jie pasirodo pardavinėjo kavos aparatus. Ne tik kavos aparatus, bet ir kavą įvairios rūšies. Ir čia gali ateiti pas juos ir patestuoti, pabandyti kavą, atsigert, paragauti ir jeigu tau patinka, nusipirkti. Aš aišku nenusipirkau nieko, tai ne koks aš klientas jam, bet ačiū. Top 5 tokio tipo pastatas visam pasaulyje talpina 40 000 žmonių. Utena miestas, iš kurio aš kilęs. Visa Utena čia tilptų. Ši Duomo katedra yra nenupasakojamo dydžio. Tai yra kažkas, ką tu turi pamatyti savo akim, kad suprastum, kokia jinai didelė. Buvau su kamera, neįleido manęs į vidų pasivaikščioti į katedrą. Kitas statinys, prie kurio dabar esu, jisai yra ten. Ne ką mažiau įspūdingas dydžiu ir savo išvaizdą ir savo visam detaliam. Šitas statinys buvo pradėtas statyti dar 19 amžiui Napoleono užsakymu, kad paminėti jo karo pergalės, tačiau Vaterlo mūšį pralošus statybos sustojo ir jos tos statybos atsinaujino tik tai daugiau nei po 10-mečio ir visai kitų tikslų buvo statoma šita arka. Nebe pergalės arka, o taikos arka, simbolizuojanti taiką tarp Europos tautų. Pro ją svajojo praeit Napoleonas. Nepraėjo, man atrodo, nes dar nebuvo pastatyta šita arka. Bet praeis Arūnas. Napoleonai, in your face. Arūnas. Uždarau šitą video. Oro uoste laukia skrydžio į Lietuvą, skrydis už 4 valandų. Turėsiu gražaus laiko pakodinti savo website. Kelionė buvo šauni.